Griežtas ir itin reiklus perfekcionistas. Taip ant šokių parketo apibūdinamas Dainius Dimša. Pats šokėjas sako, kad tokiu jį pavertė televizija. Anksčiau jis buvęs tikras lengvabūdis. Tas 2 metų tarpas, iki kol aš pradėjau televizijoje rodytis, tai realiai buvo iš manęs palaida bala. Tuo metu iš vis nepasižymėjau labai dideliu protu. Diplomuoto kineziterapeuto ir būsimo čempiono kelias prasidėjo Kaune, kai sportinių šokių pasaulyje 8-metę atvedė mama. Ir iš karto man patiko, nes pačią pirmą treniruotę pašokau ne su viena partnerė, o su keliom. Tai ką tu? Gražios mergaitės, daug mergaičių, tai man iš karto labai patiko. Bet tada, kai laimėjau pirmą vietą, jau į šokių šitą pasaulį įsijungia tėtis. O tėtis yra toksai, kad jei tai daryt kaip reikiant, iki galo. 17 metų Dainius tapo Lietuvos jaunimo 10 šokių čempionu. Nerūpestingas gyvenimas prasidėjo tada, kai Dainius nusprendė palikti profesionalų sportą. Ir kai atsirado tos marios laiko, nežinai, kur save padėti. Nebeliko disciplinos, kad tu turi eiti tą valandą miegoti, tą valandą keltis, mokslai. Tai mano tvarkaraštis taip įsibalansavo, kad man vienu metu iš tikrųjų buvo susimaišius diena su naktim. Tačiau prieš 2 metus vaikino gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis. Pastebėtas prodiuserių, jis sudalyvavo šokių projekte, ėmė dainuoti ir net paragavo laidų vedėjo duonos. Man televizija padėjo tapti tuo, ko esu.